Sveiki, mėly klausytojai. Štai ir vėl susitinkame jau naujais 2024 metais. Ir šiandieną aš tęsiu skaitimo ciklą lietuviškos pasakos, nes juk jos mums taip reikalingos ir svarbios. Taigi, vandenų, rankšluosčių ir įnagių dvaras. Gyveno tėvas ir duktė Elenytė. Motina buvo jau seniai mirus. Po kiek laiko numirė ir tėvas. Mirdamas liepė Elenytei 3 naktis budėti prie jo kapo. Pirmą naktį nuėjo Elenytė ant tėvo kapo ir graudžiai verkė. Iš kapo išėjo tėvas ir davė jai rūko maišelį, žvaigždės rūbus, apsiavimus, karietą, arklius ir vežlį. Antrą naktį Elenytė vėl nuėjo ant tėvo kapo. Ir tėvas davė jai mėnesio rūbus, karietą, arklius ir vežlį. Trečią naktį tėvas jai davė saulės rūbus, karietą, arklius ir vežlį. Ir pasakė, kur viską sudėti. Prie vieškelio yra didelis ąžuolas, sako tėvas. Reikia nueiti pas tą ąžuolą ir sugiedoti. Oi, ąžuolė, ąžuolėli, atsidaryk, atsiverki. Tada ąžuolas atsidarys ir sudėti į jį visus tuos daiktus. O jeigu kas vysis, norės pamatyti, kur dedi, tai reikia paleisti rūko maišelis. Elenytė taip ir padarė. Sudėjo į ąžuolą karietas, arklius ir rūbus ir išėjo darbo ieškoti. Nuėjo pas karalių. Ir karalius ją priėmė kiaulių liuobti. Atėjo sekmadienis ir karaliūnas ruošėsi bažnyčion. Norėtų nusiprausti, bet niekur neranda vandens. Jis pradėjo rėkti: vandens, vandens! Elenytė greit pašoko ir padavė jam praustuvę su vandeniu. Tu, pečialanda, dar čia maišysies man po kojų, suriko karaliūnas ir išpylė ant Elenytės vandenį. Toji pasiprašė karaliaus, kad ir ją leistų bažnyčion. Karalius leido. Ji nuėjo miškan prie ąžuolo ir sugiedojo: oi, ąžuolė, ąžuolėli, atsidaryk, atsiverki. Ąžuolas atsidarė. Elenytė išsiėmė žvaigždės rūbus, apsitaisė, atsisėdo žvaigždės karieton ir liepė vežliui bažnyčion važiuoti. Nuvažiavo ir apšvietė visą bažnyčią. Žmonės žiūrėjo ir stebėjusi, iš kur tokia panelė atsirado. Karaliūnui ji labai patiko, tai jis nusiuntė savo tarną paklausti, iš kur ji esanti. Elenytė atsakė, kad iš vandenų dvaro. Po pamaldų Elenytė greit išėjo iš bažnyčios, įsėdo karieton ir liepė vežliui važiuoti. Karaliūnas norėjo paskui ją vytis ir pažiūrėti, kur ji nuvažiuos. Tada Elenytė atrišo maišelį ir paleido rūką. Pasidarė tamsu ir niekas nematė, kur ji nuvažiavo. O ji greit nuvažiavo miškan prie ąžuolo ir sugiedojo: oi, ąžuolė, ąžuolėli, atsidaryk, atsiverki. Ąžuolas atsidarė. Elenytė sudėjo rūbus, karietą, vežlį ir arklius, paskui užsivilko savo skarmalus, apsiavė vyžomis ir parėjo namo karaliaus kiaulių liuobti. Antrą sekmadienį karaliūnas vėl ruošėsi bažnyčion. Jam prireikė rankšluosčio. Nesulaukdamas paduodant suriko: rankšluosčio, rankšluosčio! Tarnas negirdėjo, o Elenytė greit pašoko ir padavė karaliūnui rankšluostį. Tu, pečialionda, nesimaišyk man po kojų. Elenytė vėl paprašė karaliaus bažnyčion. Karalius pasakė: kai apsiruoši, galėsi eiti. Elenytė greit apsiruošė, nuėjo miškan ir sugiedojo: oi, ąžuolė, ąžuolėli, atsidaryk, atsiverki. Ąžuolas atsidarė, ji išsiėmė mėnesio rūbus, apsiavimus, įsėdo mėnesio karieton ir nuvažiavo bažnyčion. Karaliūnas negali atsistebėti,
iš kur tokia graži panelė atsirado? Siunčia tarną klausti. Elenytė liepė vežliui atsakyti, kad esanti iš Rankšluosčių dvaro. Kai Elenytė drauge su kitais išėjo iš bažnyčios ir įsėdo savo karieton, karaliūnas žiūrėjo, kur ji nuvažiuos. Bet Elenytė paleido rūko maišelį ir niekas nematė, kur ji nuvažiavo. O ji nuvažiavo miškan, paprašė ąžuolų, kad atsidarytų, sudėjo rūbus, karietą, arklius ir parėjo namo karaliaus kiaulių liuobti. Trečią sekmadienį karaliūnas nusiprausė, apsitaisė ir ruošėsi bažnyčion. Jau užsėdo ant arklio, bet niekur neranda įnagio. Suriko: įnagio, įnagio! Elenytė greit pašoko, padavė jam įnagį. Tu, Pečialanda, vis maišysies man po kojų, suriko karaliūnas ir sušėrė Elenytei įnagiu. Ji pasiprašė karaliaus bažnyčion, nuėjo miškan ir sugiedojo taip, kaip pirma. Ąžuolas atsidarė. Ji išsėmė saulės rūbus, saulės karietą ir arklius, nuvažiavo bažnyčion. Kai ėjo, visa bažnyčia nušvito, niekas į ją negalėjo tiesiai pažiūrėti kaip į saulę. Karaliūnas vėl siunčia tarnus paklausti, iš kur tokia panelė atsirado. Vėžlys atsakė, kad iš įnagių dvaro. Tada karaliūnas ėmė ir papylė po bažnyčios lenkščių smalos. Kai Elenytė ėjo laukan, prilipo jo saulės kurpelė, bet ji to nepabojo, iššoko karieton be kurpelės ir nuvažiavo. Karaliūnas išsiuntinėjo visur tarnus ieškoti vandenų, rankšluosčių ir įnagių dvaro, bet jie niekur nerado. Niekas tokio dvaro nei matęs buvo, nei girdėjęs. Tada karaliūnas pradėjo matuoti visos karalystės mergelėms tą saulės kurpelę, norėdamas būtinai jos savininkę atrasti. Išmatavo visoms kunigaikštystėms, paskui didelių ponų dukterims, paskui paprastoms mergaitėms, bet nė vienai netiko toji kurpelė. Pagaliau sušaukė visas savo tarnaitės, bet ir joms netiko. Tada atsiminė dar karaliūnas, kad pas jo tėvą yra kiaulių liobėja ir liepė ją pašaukti. Eikš tu, Pečialanda, sako karaliūnas, rasi tau tiks tą kurpelę. Elenytė užsimovė kurpelę, kaip tik jai pasiūta. Tada ji nusiavė antrąją kurpelę nuo kitos kojos ir karaliūnas pamatė ją turint antrą tokią pat kurpelę. Mano, Pečialanda, mano, suriko karaliūnas nustebęs. Elenytė jam viską papasakojo. Karaliūnas puolė jai po kojų ir atsiprašinėjo, kad pirma taip negražiai su ja elgėsi. Dar praėjo kiek laiko ir karaliūnas vedė Elenytę. Puikios buvo jų vestuvės. Jonukas ir Onutė. Gyveno kitąsyk ant marių kranto turtingas bajoras ir turėjo labai gražią moterį savo už pačią, nuo kurios susilaukė 2 gražių vaikelių – Jonuko ir Onutės. Neilgai pagyvenus jo moteris mirė ir bajoras, matydamas jo pats dar stiprus vyras, o vaikai maži, vedė antrą pačią. Be to jį pasitaikė ragana. Ir iš pirmos dienos pamotė ragana pradėjo nekęsti abiejų vaikučių. Kartą bajoras išvažiavo kelioms dienoms. Ragana davė padaryti meistrui stiklinę skrinutę, įdėjo į ją Onutę ir užrakinus įmetė į jūrą, o Jonuką pavertė avinėliu. Bajoras parvažiavęs klausinėjo apie savo vaikus, bet niekas nieko nežinojo. Ragana pasakė, kaip aš tavęs nežinau, kur važinėjai, taip nežinau nei tavo vaikų, kur jie valkiojasi. Bajoras vaikus apgailavęs, manė, kad gal žvėris juos sudraskė, ar į jūrą įpuolė. Avinėlis bajoro kaimenėje gražiai augo ir buvo labai prijunkęs prie žmonių. Ne tiek kaimenės laikydavosi, kiek su žmonėmis po dvarą vaikščiodavo, o kartais, pamatęs bajorą pribėgęs, laižydavo jam rankas.
Pats bajoras ir visi dvariškiai labai mylėjo avinėlį, tik viena ragana jo nekentė. Praėjus kiek laiko, ragana ėmė įkalbinėti savo vyrą, kad avinėlį papjautų. Pjaukite tą avinėlį, ko jis čia valkiojasi po namus ir darbininkus gaišina nuo darbo. Bajoras sutiko. Pjaukite, žinokitės. Kai avinėlį jie vedė pjauti, tas priėjo prie bajoro, ėmė laižyti jam rankas ir prašė, kad leistų jūrą atsigerti. Pone, pone, leisk atsigerti, bus daugiau kraujo. Ponas sako, eik, ir išleido drauge vieną tarną pasaugoti, kad nepabėgtų. Nuėjo avinėlis į pajūrį, prikišo snukutį prie vandens ir pradėjo raudoti. Oi, Onutė, oi, seselė, ketin ponas mane pjauti, jau peilelį pagalando ir geldelę pamazgojo. Avinėliui pabaigus atsiliepė iš jūros balsas. Oi, Jonukai, oi, broleli, pasakykit savo ponui, tegul mezga šilkų tinklą, tegul meta jį į jūrą, pagaus nuostabią žuvelę. Pasišnekėjęs, avinėlis grįžo atgal. Tarnas parėjęs išpasakojo bajorui, ką matė ir girdėjo. Bajoras liepė dar nepjauti avinėlio. Ragana iš piktumo kone dūko, kad paliko avinėlį nepjautą ir kaip įmanydama vis šnekėjo, kad reikia jį pjauti ir gana. Bajoras nesikęsdamas liepė vėl prisirengti pjauti avinėlį. Avinėlis ir vėl priėjęs prie pono pradėjo laižyti rankas ir prašyti. Pone, pone, leisk atsigerti, bus daugiau kraujo. Ponas sako, eik. Tik dabar tarnų nesiuntė, bet pats ėjo paklausyti. Avinėlis priėjęs prie jūros vėl pradėjo raudoti. Oi, Onutė, oi, seselė, ketin ponas mane pjauti, jau peilelį pagalando ir geldelę pamazgojo. Ir vėl iš jūros atsiliepė. Oi, Jonukai, oi, broleli, pasakykit savo ponui, tegul mezga šilkų tinklą, tegul meta jį į jūrą, pagaus nuostabią žuvelę. Bajoras sugrįžęs namo liepė avinėlio nepjauti, bet kuo greičiausiai megzti tinklą, o kai tik numezgė, visi greit nubėgo ant jūros kranto. Tuoj užmetė tinklą ir ištraukė stiklinę skrinutę. Bajoras prišokęs tą skrinutę sudaužė ir rado savo dukterį Onutę. Klausė ją, kas tave čia, Onutė, įmetė? Ogi pamotė, atsakė Onutė. O kur Jonukas? Jonuką pavertė avinėliu. Parėjęs namo, bajoras kuo greičiausiai liepė pamotei, kad atverstų avinėlį Jonuku. Ta noromis, nenoromis atvertė. Tada bajoras įpykęs ant savo pačios liepė bernams suvežti didelę krūvą malkų ir sukrauti laužą, o ant to laužo užvedė raganą ir sudegino. Žmonės kalba, kad žiemą, kai daug sniego ir smarkiai šąla, mėnesienos naktimis ant sniego kažkas žiba. Tai esą raganos taukai. Apie du panašius brolius. Paupy buvo trobelė. Joje gyveno senelis ir senelė. Nieko jie daugiau neturėjo, tik vieną kalytę. Vasarą senelis su senele žuvaudavo, žiemą senelis blizgiaudavo, senelė namie verkdavo. Vieną kartą senelis sugrįžęs iš žūklės rado gimusius du sūnus. Pradžiugo senelis ir sako, užauklėsim sūnelius, bus medinčiai. Praėjo kiek metų, užaugo labai gražiai abu broliai ir buvo labai panašus vienas į kitą. Jų prašomas nupirko tėvas abiem po kumeliuką ir išleido į pasaulį laimės ieškoti. Išjojo per laukus, per miškus ir užjojo kryžkelę. O kryžkeliai augo pušis. Sustojo broliai ir kalbasi. Kad mes josim abu draugė, tai nieko nesužinosim, jokim vienas vienu, kitas kitų keliu. Taip susitarę, įkišo į pušį abu po peilį ir sukalbėjo.
Katras pirma sugrįš į tą vietą, tuoj pažiūrės vienas kito peilį. Jeigu katro peilis bus surūdijęs, tai tas jau bus miręs. Paskui atsisveikino abu ir nujojo. Vyresnis į dešinę, o jaunis į kairę. Vyresnis bejodamas sutiko kiškį ir norėjo šauti, bet kiškis prašneko. Nešauk manęs, kai tau atsitiks kokia nelaimė, aš tau padėsiu. Bernaitis dovanojo kiškiui gyvastį, užtat kiškelis dabar sekė paskui jį. Toliau jodamas sutiko vilką. Norėjau jį šauti, bet tas prašėsi, kad nešautų, žadėdamas pagelbėti. Jaunikaitis jo pasigailėjo, tai ir vilkas paskui jį sekė. Šitokiu būdu sutiko toliau ir liūtą, ir mešką. Jie irgi žadėjo jaunikaičiui padėti ir sekė jam iš paskos. Po kiek laiko prijojo miestą ir pamatė, kad visas miestas mėlynai gedulo aptaisytas ir žmonės gedulingai apsivilkę. Jaunikaitis, norėdamas sužinoti, dėl ko šitas gedulas, paklausė Kerdžių, šalia kelio galvijus ganantį. Tas atsakė, kad esanti karalaitė paskirta devyngalviui Slibinui, akmeniniam urve gyvenančiam. Matys kasmet reikalaujas vieno žmogaus praryti, dėl to meta tokius pagaliukus, kam teks eiti Slibinui nasrus. Šiemet išmetė karalaitei. Dėl to visas miestas ir žmonės, jos gailestaudami, apsidengė gedulu. Tai išgirdęs, jaunikaitis sušėrė savo kumeliukui ir įjojo į miestą. Jodamas sutiko einant pulkų žmonių ir aukštam vežime vežant karalaitę mirčiai. Jaunikaitis sekė su visais žvėrimis paskui. Kada nuvežė į tą vietą, kur buvo urvės Slibinas, tai karalaitę vieną tenai paliko, o žmonės sugrįžo atgal. Greitai Slibinas išlindęs iš urvo, nasrus išžiojęs, pradėjo lervoti prie karalaitės. Bet jaunikaitis tuoj užleido jį žvėrimis. Liūtas su vilku griebė Slibiną ir suleido jį nagus, o meška nutvėrus Slibino uodegą turėjo jį, kad nebėgtų. Tada jaunikaitis prišoko artyn ir su kardu nukapojo Slibinui visas 9 galvas. Nukapojęs išpjaustė iš jų liežuvius, susidėjo į terbą ir tarė karalaitei. Dabar eik namo, Slibinas jau negyvas. Karalaitė jį prašė užeiti pas tėvą, karalius jam atsidėkosiąs, bet jaunikaitis atsisakė ir nujojo savo į miestą Natikulto, nes jau vėlu buvo. O karalaitė kelią į namus užstojo Degučius ir su kirviu grasydamas liepė prižadėti, jog sakys tėvui, kad jis išgelbėjęs ją nuo mirties. Susirinkęs visas Slibino galvas į maišą, Degučius parsivedė karalaitę namo ir tuoj karaliui pasigyrė, kad jis Slibiną užmušęs ir dargi jo galvas parodė. Karalius klausė dukterį, ar teisybė. Duktė, nebesitikėdama tikrojo išgelbėtojo pamatyti, nenorom ištarė, kad Degučius ją išgelbėjęs. Kitaip ir bijojo sakyti, nes Degučius žadėjo ją užmušti, jei netaip sakysianti. Karalius liepė Degučių nuprausti ir gražiai aprengti. Paskui paleido žinią, kad atiduoda savo dukterį išgelbėtojui ir prašo visų šalių karalius ir ponus į vestuves. Užgirdo apie tai mūsų jaunikaitis ir pagalvojo, kas ten toks atsirado, kad giriasi išgelbėjęs karalaitę. Nujojo su visais žvėrimis į vestuves ir pamatė, kad veda karalaitę į jungtuves su Degučiu. Tuoj padavė jis kiškiui raštelį, parašęs, kad jis ją išgelbėjo. Tai kodėl ji už kito eina? Kištelis šmurkštant žmonių įlindo ir užbėgęs karalaitei už akių, numetė po kojomis raštelį. Kai tik karalaitė paėmus raštelį perskaitė ir pamatė čia pat stovint jaunikaitį, kuris Slibinui galvas nukapojo, tuoj pašaukė tėvą ir parodžius jaunikaitį pasakė, kad tas ją išgelbėjęs. Degučius šokant jaunikaičiui ir suriko.
Ar turi tu ženklus, kad nukirtai slibiną? Aš nukirtau, nes aš jo galvas turiu. Jaunikaitis atsakė, galvas tai tu susirinkai, bet aš pirmiau liežuvius išsipjoviau. Čia išpylė iš maišelio visus slibino liežuvius. Šoko žmonės pažiūrėti slibino galvų, kur degučius buvo atsinešęs, ir rado jas be liežuvių. Dabar karalius liepė degučius suimti ir įkišus iš šiaudų kūlį sudeginti, o jaunikaitį karalius paėmė už žentą. Tame mieste, kur karalius gyveno, niekada saulė nešviesdavo, nes ją turėjus užstojo laumė ragana. Tuoj po vestuvių, kai išėjo mūsų jaunikaitis su karalaitė į savo klėtį gulti, pamatė pro langą toli ant kalno mažą žiburėlį ir paklausė, kas ten gyvena. Karalaitė atsakė, kad tai ragana, kuri turi saulę užstojus. Rytojaus dieną jaunikaitis niekam nežinant pasiėmė savo žvėris ir išėjo ant kalno pas tą raganą. Nuėjęs rado mažutę trobelytę, kurioje sėdėjo bobas su šluota, laikė užstojus saulę. Jaunikaitis liepė eiti laukan iš tos vietos ir numesti šluotą. Boba atsakė, aš bijau tavo žvėrių, jie mane sudraskys. Štai yra katilas vandens, ėmęs pašlakstyk save ir žvėris, tada aš nebebijosiu. Kai tik jaunikaitis pašlakstė, tuo jis pats ir jo žvėris pavirto akmenimis. Jauniui jo broliui nusibodo keliauti po pasaulį ir sugrįžo jis į tą pusę, kur abu su broliu buvo sukišę peilius. Atrado brolio peilį surūdijusi ir tarė, mano broli jau nelaimė ištiko, eisi jo ieškoti. Ir nujojo tuo keliu, kur buvo brolis jojęs. Jis taip pat sutiko ir vilką, ir liūtą, ir mešką, norėjo kiekvieną šauti, bet žvėris išsiprašė, kad jiems gyvastį dovanotų, ir sekė paskui jaunikaitį. Prijojo tą miestą, kur jo brolis buvo, ir pamatė, kad visas miestas gedulo apsidengęs. Klausė kerdžių galvijus ganantį, dėl ko šitas miestas liūdi? Atsakė jam kerdžius, dėl to, kad tavęs neberanda karalius, kamgi tu pametė jo dukterį? Tada suprato jaunis brolis, kad čia jo brolio būta, nes jie abu labai panašūs vienas į kitą. Kai tik įjojo į miestą, tuo visas miestas pradžiugo jį pamatęs. Sužinojęs karalius ir karalaitė, išbėgo su džiaugsmu jo pasitikti ir klausė, kurgi tu išbėgai mus palikęs? Su didelė linksmybė ir muzikomis visi jį sutiko ir su visais žvėrimis įsivedė karalius į savo dvarą. Nei karalius, nei karalaitė nepažino, kad čia ne vyresnysis, bet jaunis brolis. Atėjus vakarui, išsivedė karalaitė jaunikaitį į klėtį gulti. Tas pro langą pamatė ant kalno žiburėlį ir klausė, kasgi ten žiburiuoja. Karalaitė jam sako, nebesakysiu dabar tau, nes kai anądien tik pasakiau, tuoj tu nuo manęs išbėgai. Dabar jaunikaitis pagalvojo, ar nebus tenai nuėjęs jo brolis, ir būtinai norėjo sužinoti, kas ten yra. Prispirtinai kelis kartus klausiama, karalaitė nenoromis atsakė, kad ten gyvenanti ragana. Po to ėjo gulti, bet jaunikaitis pasidėjo kartą tarp savęs ir karalaitės. Ši galvojo, kodėlgi šitaip jis daro, toks pirmiau geras buvo. Kai tik karalaitė užmigo, jaunikaitis tuoj atsikėlė, pasiėmė savo žvėris ir išėjo ant kalno, kur gyveno ragana. Nuėjęs rado trobelytę ir joje bobą. Tuoj užkūrė, kur padėjai mano brolį? Boba ėmė gintis nežinanti, bet jaunikaitis užleido ją žvėrimis. Nusigando boba ir pradėjo prašytis, kad tik atgintų žvėris. Atnešė tokio vandens ir kai tik su juo pašlakstė akmenis, tuoj atvirto žmogum jo brolis ir žvėrimis jo žvėris. Broliai abudu pasisveikino, o ragana norėjo vėl tą vandenį paslėpti, bet jaunis brolis ištraukė iš jos rankų katilėlį ir ėmė daugiau šlakstyti.
Jam bešlakstant akmenys virto žmonėmis ir gyvuliais, kuriuos ragana buvo užkerėjusi, o pats kalnas ėjo mažyn ir mažyn, pagaliau pasidarė visiškai lyguma ir dabar niekas nebeužstojo saulės. Paskui jaunis brolis atsisveikino su vyresniuoju ir parjojo namų tėvų prilankyti, o vyresnysis sugrįžo į karaliaus dvarą ir po uošvio galvos ilgai ir laimingai karaliavo. Katė, vėtyklė ir karnų pundelis. Buvo vienas pavargėlis žmogus, turėjo 3 sūnus. Mirdamas vienam jis paliko katę, kitam vėtyklę, trečiam karnų pundelį. Vyriausias sūnus pasiėmė katę į krepšį ir eina savo. Užėjo į tokį dvarą, kur žmonės negalėjo miegoti per peles ir žiurkės. Jis pasiprašė naktigulto, o tie žmonės sako: mes gana leistume tave nakvoti, bet kad matai ir patys turime kitur nakvynės ieškotis. Na tai jūs nebijokit nieko, sako tas, aš galėsiu čia nakvoti. Žmogus atsigulė minkštai į patalus, katę paleidęs iš krepšio ir laukė, kasgi čia bus. Kai tik saulė nusileido, žiurkės ir pelės, kad pradės iš uolų lįsti, kad pradės rinktis ir telktis, net baisu žiūrėti. Dabar kataitei gyvas balius, kaip ėmė gaudyti, kaip pradėjo pjauti, ką ėdė, suėdė, o kitas papjovus sukrovė į didelę krūvą, kurios dar liko gyvos, tos iš išgąsčio smuko ir į laukus išbėgiojo. Rytą parvažiavo tie žmonės, manė keleivių tik kaulelius berase, ateina pažiūrėti, o jis katę į krepšį įsidėjęs, sėdi sau ramiai, tik žiurkių ir pelių krūva prikrauta sulig pačių lubų. Klausia dabar tie žmonės: kaip tu čia jas taip išpjovei? O jis sako: aš turiu tokį gyvulėlį. Tie žmonės prašy: parodyk, kas per gyvulėlis. Jis paleido iš krepšio katę, o žmonės klausia: ką tu nori už ją? Aukso statinaitės. Žmonės davė jam, ko prašė, ir nugabeno tenai, kur jis gyveno. Taip vyresnysis brolis pralobo. Eis dabar antras brolis į pasaulį su vėtykle. Beidamas, bekeliaudamas, atėjo į tokią vietą, kur žmonės renka grūdus po vieną iš pelų arba pusto iš saujos. Sako jiems: ką man duosite? Bematant aš vienas išvalysiu visus javus. Jis ėmęs duris uždarinėjo, savieną su vėtyklė javus išvėtė, pelus atskyrė, grūdus sušlavė į krūvą, pašaukė žmonės: eikite grūdų atsiimti. Tie klausia: kaipgi tu taip greitai išvalėjai? Šis sako: aš turiu tokį padarėlį. Tai parodyk. Jis parodė vėtyklę, o žmonės prašo: parduok ją mums. Galite pirkti, duokite už ją 2 statinaitės aukso. Žmonės davė jam, ko norėjo, ir pristatė tenai, iš kur jis buvo. Dabar jau pralobo abudu broliai, o trečiasis nieko neturi. Eisias ir jisai į pasaulį su karnų pundeliu. Išėjo, nuėjo į girią, prisirišo karnas prie medžio ir veja virvę. Kur buvęs, kur nebuvęs, atbėga velniukas. Ką tu čia veiki? Klausia. Virvę veju ir eisiu į pragarą, visus velnius iškarsiu. Velniukas ėmė prašyti: susimildamas, tik nevyk ir nekark, aš tau duosiu, ko tik nori. Na, kad taip, sako žmogus, tai duosi man šitą kepurę pilną aukso pinigų, tada aš jūsų nekarsiu. Velnias pradžiugo: jau tik duosiu, ir nukūrė pinigų atnešti. Dabar žmogus išpjovė kepurės dugną, iškasė viršun smailą duobę ir uždėjo ant duobės tą kepurę. Velnis atnešė maišą aukso, įpylė į kepurę, nei nematyti. Nuėjo atnešė daugiau, įpylė, vis dar nematyti. Tai vėl nuėjo, sugramštė iš visų paskutinius pinigus, atnešė ir pripylė pilną kepurę. Gaila dabar velniams pinigų. Siunčia Liuciferius vieną velnę pas žmogų. Gal tos pinigus kaip nors atgaus. Velniukas atbėgo ir vadina žmogų imtis.
Šis sako, ką tu bjaurybė eisi su manim imtis, dar aš turiu senį, prosenį, apžėlusi, apsamanojusi, eik tu pirma su juo persiimti. O tenai netoli laužinė baisaus meškino gulėta. Velnias nubėgęs užkabino jį, tas meškinas, kad šoks iš mygio, kad pagaus velniuką trainiot, sumalė jam ir kaulus, pusgyvis namo parsivilko. Pašleivoja skundžiasi. Ką tu čia jį priveiksi? Bandžiau su jo proseniu imtis, tai mane visą sulamdė. Antrą dieną siunčia Liuciferis antrą velniuką. Tas atidūlino ir vadina žmogų lenktynių eiti. Žmogus sako, tu nusmurgėli, ar tu užsimanei su manim lenktynių eiti? Aš turiu 3 dienų vaiką, eik tu pirma su juo lenktynių. O kur jis? Gentai pakalniai guli. O kuo jis vardu? Marčiukas. O tenai pakalniai zuikio gulėta. Velnias nukuduliavo pas jį, o zuikis pamatęs velnę, pasibaidė ir liuoksėt. Velnias šaukia, palauki Marčiuk, susilyginsim. Bet kur tau zuikis lauks? Nukūrė į girią. Žmogus dabar suriko. Ką tu su manim eisi lenktynių, kad tu mažo vaiko nepralenki? Velnias pardūlino namo ir pasakoja, ką tu čia jį pralenksi, su jo sūnum buvau bandęs lenktynių eiti, tai kur tas mane paliko? 3 dieną siunčia kitą velnę, kad vadintų žmogų nešti kumelę apie ežerą. Velnias atėjo ir pasakoja, eime nešti kumelę apie ežerą. Eime. Velnias pagriebęs kumelę nusinešė prie ežero ir išsižiojęs timpino aplinkui 3 sykius. O žmogus sako, bepigu tau, užsidėjus ant pečių nešti, o aš, įsisprendęs į tarpkojį, apnešiu 6 sykius. Žmogus užsėdo ant kumelės ir apjojo apie ežerą 6 sykius. Velnias nusiėminė, pardulino namo ir sako, ką tu jam padarysi, aš apnešiau 3 sykius ant sprando užsikėlęs, o jis 6 sykius į tarpkojį įsisprendęs. Ką dabar veikti? Rytojaus dieną siunčia Liuciferis pas žmogų dar vieną velnį su savo lazda. Velnias atbėgęs sako, katras aukščiau išmesim lazdą. Velnias išmetė tą velnišką lazdą iki debesų. Kai puolė į žemę įstrigo, kad žmogus ir pajudinti nebūtų galėjęs. Ištraukė velnias lazdą iš žemės ir atnešęs pastatė ties žmogum. Tas dabar žiūri ilgą valandą aukštyn, o buvo apsiniaukę. Velnias klausia, ko tu taip žiūri? O žmogus sako, debesyse yra mano brolis Kalvis, jis dabar pristigo geležies, kad aš ją mesčiau ir įmesčiau šitą geležinę lazdą tiesiog į kalvę, tai jis turėtų geležies nors ir kirviams. Velnias tai išgirdęs tiek strakt, kad stvers savo lazdą ir kur ten nukūrė. O bėgdama šneka, mūsų pinigų pas tave tiek liko, o tu dar nori ir mūsų lazdą prapuldyti. Mes, kur eidami paskui jau neturėtume nieko pasiramščiuoti. Tai pralobo ir 3 brolis. Jam atliko visi tie velnių pinigai. Tai ačiū šiandien už dėmesį ir iki kitų susitikimų.